Susipažinkime su Europa. Europa vienas iš mažiausių, antras po Australijos pasaulio žemynų. Tai trečiasis pagal gyventojų skaičių žemynas. Europa taip pat dažnai vadinama senuoju žemynu. Šiaurėje Europos krantus skalauja Arkties vandenynas, vakaruose Atlanto vandenynas, pietryčiuose Juodoji ir Kaspijos jūros, pietuose Viduržemio jūra. Rytuose Europa ribojasi su Uralo kalnynu. Europa tai lygumų kraštas, tačiau yra ir neaukštų kalnų, veikiančių ugnikalnių. Didžiausia upė Volga, didžiausias ežeras Ladoga. Europos centras. Šito taško tiksli vieta yra Lietuvoje. 2004 metais skulptoriaus Gedimino Jokubonio sukurtas paminklas buvo pastatytas Europos geografinio centro vietoje. Šitas paminklas yra balto granito kolona su žvaigždžių karūna viršūnėje. Teritorija aplinkui geografinį centrą 1992 metais buvo pažymėta kaip draustinis. Eifelio bokštas Paryžiuje, Prancūzijoje. Jo aukštis 320 metrų. Ypatinga bokšto konstrukcija. Sutvirtinimui panaudota 500 000 metalinių varžtų. O štai čia Londonas. Olandija – gėlių ir vėjo malūnų kraštas. Vatikanas – mažiausia pasaulio valstybė. Valstybė Romos mieste, vienintelė, kurioje valstybinė lotynų kalba. Čia matote popiežių Benediktą XVI. Dabartinis popiežius, išrinktas 2013 metais, tai popiežius Pranciškus. Šiek tiek apie gyvūnus. Kiškis. Kiškiai gyvena visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Gali bėgti 80 km/h greičiu. Šuolis siekia iki 3 metrų. Baltasis kiškis. Rudasis lokys didžiausias plėšrusis žvėris Europoje. Šaltuosius mėnesius praleidžia kietai įmigęs. Vilkas. Lapės gudruolės. Briedis. Didžiausias spygliuočių miškų gyvūnas. Žiemą minta samanomis, kerpėmis, medžių žieve, o pavasarį skabo jaunus krūmų ar medžių ūglius. Tai vienas didžiausių Europos gyvūnų, iki 2 metrų aukščio, 3 metrų ilgio, sveria iki 900 kg. Stirna. Alpių kalnuose ganosi muflonai. Medžiai. Ąžuolai užaugo iki 40 metrų aukščio. Pasižymi ilgaamžiškumu. Kieta mediena. Lietuvoje auga stelmužės ąžuolas, vienas seniausių Europoje. Jam apie 1000–1500 metų. 4 metrų skersmens. Rudenį ąžuolas užaugina giles. Anksčiau žmonės virdavo gilių kavą.
Europos pietuose auga alyvmedžiai ir apelsinmedžiai. O čia flamingai. Lik sveika, žiloji Europa. Skaitė mokytoja Lina.